Sveiki. Kadangi artėja šventės ir visi ieškom kažkokių dovanų, tai labai greitai, trumpai pristatysiu savo knygas, nes gal kartais jums ar jūsų artimiesiems galbūt visai tiks tokia dovana, nes knyga labai gera dovana, e, galima kažką naujo sužinoti ir pakeisti savo emocinę būseną į labiau pakylėtą. Taigi, siūlyčiau mano knygas pirkti galbūt Mijalbos puslapyje, paprasčiausiai suvedat mijalba.com, atsidarote knygos, einate šone pagal autorių, susirandate raidelę S, nes tai Stankutė, Stankutė Loreta, paspaudžiate ir rasite visas mano knygas. Apžvalgą pradėsiu nuo apačios, todėl kad čia knygos sudėtos pagal jų parašymo laiką, tai ir žiūrim. Azahielė, tai yra mano pirmasis romanas, savo skaitytoją Azahielę renkasi labai prikliai, labai išranki knyga, skaitytojas turi būti jau pasiruošęs truputėlį, kažkaip linkti link ezoterikos ir jeigu jis tikrai linksta link ezoterikos, knyga patiks ir jinai įsivažiuoja pradžioje lėčiau, o antroji daly jau veiksmo yra labai daug. Taigi, jeigu žmogus nesidomi ezoterika, tai su šita knyga galbūt verta dar ir palaukti, nes tikrai yra buvę tokių atvejų, kada kažkam padovanojam ir žmogus kelis metus laiko ir paskui tik perskaito ir sako, dar tada būčiau nesupratęs. O jau knyga, sekantis mano romanas Mirties stepė, jau dažnai patinka visiems ir nieko bendro su mirtimi šita knyga neturi. Ja rekomenduočiau žmonėms, kurie domisi Indijos kultūra, ajurveda, pačia Indija, todėl kad čia veikia indų kilmės mokytojas, čia vykstama į Indiją. Tai galima įdomiai patirti nuotykių ir indiškų, ir lietuviškų. Ir čia veiksmas vyksta su tokiu žemės lopinėliu, kuriame darosi keisti dalykai. Todėl ten ir pavadino Mirties stepė, nors ten niekas nenumirė. Ten kaip tik galima, atverti didžiulės galimybės. Tai tokia nuotykių knygelė. Toliau 2 mano bestselleriai. Subtilieji kūnai ir čakros. Kodėl sakau bestselleriai? Todėl, kad mes ne kartą jau šitas knygas perleidom iš naujo, jas visi išperka ir vėl iš naujo yra poreikis vėl jas išleisti. Šitos abi knygelės yra labai plonytės. Subtilieji kūnai ir čakros tai yra knygelė apie mūsų čakras, kurios formuoja mūsų fizinį, eterinį, astralinį, mentalinį, karminį, budhialinį, misijų kūną, atmano kūną ir kas tai yra, klausaisi ir galvoju, kas tai yra. Paskaitai knygutę ir ten labai paprastai viskas paaiškina ir tau atsiveria suvokimas, kas tos čakros ir ką jos iš viso reiškia mums. Kita mažulė knygelė tai yra bazinė knyga, su kuria dirba mano studentai ir visuose mano seminaruose ir apskritai tai yra kiekvieno žmogaus bazinė informacija, tai yra 12 talentų drakonais lakstančių, tai yra astrologinė knygelė, bet ją gali skaityti žmonės visiškai nenusimanantis astrologijoje. Pagal savo gimimo datą galima susižinoti bent vieną savo drakoną. Kartais būna, kad žmogus turi daugiau drakonų, o kas po to drakonų slepiasi? Talentas. Talentas, kurį pats Dievas tau davė ir tai yra tavo programa ir jeigu tu jos nežinai ir tu nemoki, kaip su ją elgtis, bet tada tu elgiesi kaip drakonas. Ten visada yra tavo trūkumai, tavo sunkiausios gyvenimo situacijos, o kada tu tai įvaldai, ateina talentas. Tai čia jau tokia parankinė knyga ir tikrai galima čia susižinoti ne tik savo, bet ir savo šeimos, artimųjų, draugų privalumus ir trūkumus, taip kad tikrai labai populiari knygelė. Toliau romanas Miegantys žmonės.
Romanas dažnai vadinamas fantastiniu, vat kiek aš girdžiu, nes visiems labai fantastiškai skamba, kad yra antipasaulis. Yra pasaulis ir antipasaulis ir jie labai glaudžiai sąveikauja. Ten, kur pas mus balta, ten juoda, kur pas juos balta, ten pas mus juoda ir mes vieni kitus labai papildome. Ir tikrai čia vyksta nuotykiai, meilės nuotykiai, kelionė į vieną ir į kitą pasaulį, kaip tie pasauliai persipina, tikrai įdomi, verta dėmesio knygelė. Toliau dar vienas bestselleris, tai Genoskopas. Šitą knygelę rekomenduočiau dovanoti žmonėms, kurie domisi protėviais, tuo, ką mes gauname per 7 protėvių kartas. Kiekviena karta mums palieka vis kažką kitą. Pavyzdžiui, tai, kaip mes suprantame, kas yra meilė, tą mes gauname iš savo prosenelių. Jie mums suformuoja turto ir meilės sampratą. Tai vat kiekviena karta mums kažką duoda, tai vat kas tuo domisi, gali šitoj knygoje paskaityti, tai vėlgi yra astrologinė knygelė skirta žmonėms, kurie astrologijos neišmano. Ten pagal savo gimimo duomenis jūs galėsit rasti atitinkamai planetas, susižiūrėti ir susižinoti kažkokią informaciją apie savo šaknis, ką jūs nešiojate ir ką tai reiškia. Yra ir antra dalis, bet ją išleidom vėliau, tai vėliau sutiksim šitą knygą. Toliau kabalistinė kanalo astrologija, tai irgi mano studentų beveik parankinė knyga. Yra 7 čakros, kurios yra sujungtos su 12 kanalų. 12 kanalų jungia va šitas 7 čakras. Ir vėlgi, net ir neturint astrologinių žinių, pagal šitą knygą galima susižiūrėti ir maždaug pajausti, susižinoti, kokie tavo kanalai ir kas tavyje yra. Vat kiekvienas mes skiriamės būtent tais kanalais, kaip ten viskas vyksta, kaip vyksta procesai, kaip mintis pavirsta jausmais, o jausmai mintimis, kaip mintis pavirsta veiksmu arba kaip veiksmai pavirsta mintimis, va tokie procesai, kaip mes tuo ir skiriamės, kad čia turim skirtingus dalykus. Tai savęs pažinimui tikrai verta knygelė. Toliau Sana, tai yra romanas, kurį paprastai mėgsta visi. Tokia gilesnė knyga apie dvasios mokytoją, apie kaip jis patapo dvasios mokytoju ir šiek tiek iš jo gyvenimo. Ir šita knyga yra dedikuota šių laikų trubadūrui, garsiam muzikantui Estui Stonė, kuris ir Lietuvoje kartais koncertuoja, ir kas buvote jo koncertuose, žinote, kad tai yra kaip gili meditacija. Tu ateini į kažkokią, į kažkokį mistišką įvykį, kuriame tu dalyvauji ir vienas iš personažų ir įkūnija Estą Stonę, kaip jo tokia, žodžiu, Estą Stonė buvo prototipas to vieno veikėjo. Žodžiu, tokia gana gili, bet ir kartu su nuotykiais knygelė. Toliau astrologijos vadovėlis. Va čia yra svariausia mano knyga, todėl kad jinai sveria apie kilogramą. Tikrai rankose ją nulaikyti yra jau sunku, reikia turėti raumenų. Šita knyga yra skirta žmonėms, kurie nori pradėti domėtis astrologija savarankiškai. Žinoma, be mokytojo tai visada yra sunkiau, mokytojas visada labiau gali padėti ir nukreipti, bet jeigu turit gerą intelektą, tikrai galima pradėti studijuoti savarankiškai astrologiją su šito vadovėliu. Jeigu jūs įsigysite dar kokią astrologinę programą, kuri jums suskaičiuos planetas, tai jūs galėsit suprasti, kaip tai veikia, kas tai yra, ir galima nuo to pradėti. Toliau kylame aukštyn ir matome
360 laipsnių misterija, astrologinis orakulas, taip tai yra orakulas, čia turėjo būti žodelis Loreta Stonkutė sudarė, neparašė, o sudarė, todėl kad tai yra ne mano parašyta knyga, o surinkta informacija ir sudėta į vieną leidinį apie 360 laipsnių. Kiekvienas laipsnis turi savo prasme. Žinoma, astrologams tai yra labai reikalinga knyga, nes jie dirba su tais laipsniais, o paprastiem žmonėm tai yra tiesiog orakulas. Kaip vat, jeigu naudojat kažkokią kinų permainų knygą, kur mes galim užduoti klausimą ir gauti atsakymą. Jeigu naudojate taro kortas ar kažką, ar ne, va tokio kortas, tai orakulas veikia labai panašiai. Atėję su klausimu, jūs galite išsitraukti atsakymą. Gale knygos yra toks išlankstomas žemėlapis tų laipsnių, galima mest akmenėlį ir pamatyti, kuris laipsnis atsako į tavo klausimą ir, žodžiu, galima naudotis kaip orakulu šitą knygą. Medicininės astrologijos dabar matau pirkti nėra, pasibaigė serija šitos knygos, bet galbūt ateityje bus išleista. Tai šita knyga tinka ne tik astrologams, bet jinai tinka ir šiaip žmonėms, kurie domisi sveikata, nes čia yra mano mokytojo Igorio Vėtrovo tam tikri receptai, taip pat yra aprašymai ligų, kokios charakterio savybės lemia tas ligas, tai vat galima skaityti ir paprastiem žmonėm, tiesiog vat knyga taip ir parašyta, kad galėtų skaityti ir astrologas, ir ne astrologas. Toliau romanas Virusas. Tai yra knyga, kurią mėgsta ir vyresnio, ir jaunesnio amžiaus skaitytojai, todėl kad čia labai daug nuotykių, ezoterikos yra minimaliai, bet vyksta tikrai tokie intensyvūs veiksmai Anglijoje, Škotijoje, Lietuvoje. Čia veikia režisieriai, aktoriai, čia, žodžiu, va, toks vyksta intensyvus veiksmas ir tai yra veiksmas prieš Velykas, Velykų metu vykstantis, tai daugiau tokia pavasarinė knyga, kas laukia pavasario, va, jiems labai tinka, nagi po Kalėdų mes ir lauksime Velykų, ar ne, tai va, ir galima šitą knygą pasimėgauti. Toliau Šugarka. Tai yra jau knyga ir romanas, ir pusiau vadovėlis, nes pirmoji dalis knygos tai yra romanas apie meilę, du žmonės yra realiai priversti pamilti vienas kitą ir tie žmonės labai skirtingi, ji yra influencerė, laisvamanė, o jis yra rimtas karys, rimtas jau vyresnio amžiaus karys. Nu ir, žodžiu, ir vyksta ten nuotykiai. Jie keliauja į Egiptą šitoje knygoje, o antra dalis tai jau yra, ten yra pateikta informacija apie hebrajų angelus, Dievo vardus ir mano seminaruose tai yra pagrindas, kada mes dirbame su studentais, darome įvairias praktikas, tai vat angelai tai yra ta bazinė tema, ant ko ten viskas ir laikosi, tai vat galima irgi su tuo susipažinti. Toliau, matote, Azachielę knygą galima įsigyti PDF formatu, nebūtinai popierinę. Matote, yra Sana angliškai išversta, bet irgi tik tai PDF formatu, bet galima įsigyti ir nusiųsti kažkokiam žmogui, kuris užsienyje gyvena ir angliškai kalba. Vadovėlis Susipažinkime, tai yra sinastrinės astrologijos vadovėlis ir šita knygelė jau labiau tinka astrologams, bet žinoma ir paprastas žmogus gali šiek tiek pasklaidęs susidaryti įspūdį, kas lemia santykių sėkmę arba nesėkmę, tai truputėlį irgi tokiam bendram susipažinimui, pavyzdžiui, pagal mėnulio dienas kažką galima pasiskaičiuoti. Nedidelė knygutė, bet daugiau, sakau, jau čia galbūt astrologams. Toliau Inana romanas, kuris gimė labai sunkiu metu, kada ką tik buvome po koronos, prasidėjo karas, atrodo, kad pasaulis griūva, ar ne, tai va dėl to tai ir yra apokalipsės knyga.
Ir jinai yra apie tai, kaip dievai nusprendžia, kad, nu, žemišką pasaulį gelbėti jau atsibodo jiems, kiek dievai besistengia, žmonės vis tiek daro nesąmonę, žudosi ten ai, paliekam ramybėj, tegul, nu, tegul šitas projektas sužlunga, tegul išnyksta žmonija, žodžiu, nuspręsta sunaikinti žmoniją, bet vienas dievas niekaip negali su tuo susitaikyti ir taip nutinka, kad jis gal ne visai savo noru, bet jis nubloškiamas į žemę ir jis stengiasi išgelbėti žmoniją. Jis daro viską, kad išgelbėtų ir vat, vyksta nuotykiai, kaip čia vat, tas viskas bus išgelbėta. O kas gali pasaulį išgelbėti? Tik tai meilė. Bet tai yra labai didelė kaina. Labai didelė kaina. Nu, va tokia truputėlį tokia rimtesnė knyga, bet irgi daug nuotykių. Toliau mes matome Genoskopo antrąją dalį, kaip sakiau, to bestsellerio antrąją dalį žmonėms, kurie domisi giminės palikimu mano kailyje, ar ne, ir šita knyga jau yra skirta giminės prakeikimams ir palaiminimams. Jeigu iš savo astrologo jūs žinote, kad turite giminės prakeikimą ar palaiminimą, galima šitą knygą paskaityti ir bus aiškiau, ką su tuo daryti. Bet knygą gali skaityti ir šiaip žmonės, kuriems šita tema įdomi, nes čia atsiskleidžia visas procesas, kaip mes įsikūnijam į šitą pasaulį, kodėl būtent į šitą giminę ir ką daryti, kad mes neužtrauktumėm prakeikimo, kas iš viso yra tas prakeikimas arba palaiminimas. Tai vat tokia knygelė, čia dar matom, kad mėgantys žmonės yra dar ir PDF formatų, galima irgi įsigyti. Toliau paskutinė knyga, tai yra Panelė charizma, tai yra mano naujausia knyga, į kurią pakliuvo ir mano mokytojos Aletos Komičenkienės romano dalys. Na, jau anapus iškeliavusi mano mokytoja, bet su jo šeima, taip mes jau buvom sutarę, kad įtraukėme jos romano dalis į šitą knygą, tai tokia vėlgi knyga, pusiau romanas, pusiau ir tokia kaip vadovėlis, todėl kad pirma dalis tai yra nuotykiai dviejų personažų, kurie priversti keliauti į 3 šalis - į Egiptą, Indiją ir Graikiją. Ir ten jų nuotykiai ir yra reikalas kurti energetinį tokį stiprų parką, kuriame žmogus susitiktų su Dievu. Ir kaip jiem ten pavyksta. Ir ta praktinė dalis, antroji dalis knygos, tai ir yra visa informacija apie tai, kaip šitą parką galima savo namuose įsirengti. Parką galima sukurti didesnį ar mažesnį, iš 72 medžių arba iš 9 tik tai medžių. Ir tikrai mano studentai jau pradėjo sodinti tokius parkus ir tikrai jie turi didelę galią. Tai vat galima, naudojantis knyga, galima, pasisodinti savo tokį energetinį darinį ir paskui turėti savo meditacijų ir galios lauką, ar ne? Taigi tokios yra knygos. Kviečiu galbūt, jeigu susigundėte kažkam dovanoti, kviečiu įsigyti ir tikrai vat, galbūt ir savo pasidovanot arba kažkam kitam.